Ištrauka iš Horvardo Katlerio ir jo šventenybės Dalai Lamos knygos Menas būti laimingam. Autoriaus žodis. Šioje knygoje išsamiai atpasakojau savo pokalbius su Dalai Lama. Knygos medžiagos pagrindą sudarančių asmeninių susitikimų su Dalai Lama Arizonoje ir Indijoje paskirtis buvo viena – kartu parašyti šią knygą. Joje pateikiama Dalai Lamos nuomonė, kaip gyventi laimingesnį gyvenimą, papildyta mano kaip vakariečio psichiatro pastabomis ir komentarais. Dalai Lama kilniai leido parinkti tokią knygos struktūrą, kokia, mano manymu, geriausiai perteiktų mūsų idėjas. Man atrodė, kad mūsų pasirinktas pasakojimas bus ne tik lengviausiai skaitomas, bet ir leis skaitytojui suvokti, kaip Dalai Lama pritaiko savo idėjas kasdieniame gyvenime. Dalai Lamai pritariant, sutvarkiau šios knygos medžiagą pagal temas, tad kartais teko jungti ir tarpusavyje derinti tai, kas veikiausiai buvo paimta iš kelių atskirų pokalbių. Taip pat Dalai Lamai leidus, siekdamas didesnio aiškumo ar suprantamumo, įpyniau į tekstą ir kai kurių jo kalbų visuomeniai ištraukas. Dalai Lamos vertėjas daktaras Tuptenas Džimpa maloniai sutiko peržiūrėti galutinį rankraščio variantą ir patikrinti, kad redaguojant nebūtų netyčia iškraipytos Dalai Lamos mintys. Įtraukėme ir nemažai konkrečių atvejų bei asmeninių istorijų aptariamoms idėjoms papildyti. Siekdamas laiduoti konfidencialumą ir apsaugoti asmeninį privatumą, kiekvienu tokiu atveju pakeičiau vardus ir detalės bei kitas skiriamąsias savybės, kad konkretūs asmenys kartais nebūtų atpažinti. Autorius Horvardas Katleris. Įžanga. Dalai Lamą radau vieną tuščioje krepšininkų rūbinėje. Likus kelioms minutėms iki jo kalbos 6000 žmonių miniai Arizonos valstijos universitete. Ramiausiai gurkšnojo arbatą, lyg niekur nieko, ilsėjosi. Jūsų šventenybė, jei esate pasiruošęs. Jis energingai pakilo, nedvejodamas žengė iš kambario, nirte paniro į tirštą vietos žurnalistų, fotografų, apsaugos darbuotojų ir studentų minę, liūlančią už scenos, ieškotojų, smalsuolių, skeptikų minę. Ėjo per ją plačiai šypsodamasis, sveikindamasis su šalia stovinčiais žmonėmis. Pagaliau išniro pro užuolaidą, užlipo ant scenos, nusilenkė, sukryžiavo rankas ir nusišypsojo. Jį pasveikino audringi plojimai. Dalai Lamai reikalaujant, salėje nebuvo prislopintos šviesos, kad jis galėtų aiškiai matyti auditoriją. Ir keletą akimirkų jis tiesiog stovėjo, ramiai žvelgdamas į susirinkusiuosius ir nedviprasmišką šilumos ir geros valios išraišką veide. Tiems, kas niekada iki tol nebuvo matęs Dalai Lamos, kaštoninės ir ryškiai geltonos spalvos drabužis gal ir padarė egzotišką įspūdį. Bet vos jam atsisėdus ir pradėjus kalbėti, dar kartą pasireiškė ypatingas jo talentas užmegzti ryšį su auditorija. Ko gero, didžiumą jūsų šiandien sutinku pirmą kartą. Bet aš nedarau didesnio skirtumo tarp senų draugų ir naujų bičiulių, nes tikiu, kad mes visi tokie patys, visi esame žmonės. Suprantama, mus veikiausiai skiria nevienodas kiekvieno mūsų kultūrinis kontekstas, gyvenimo būdas, galbūt skiriasi ir mūsų tikėjimas, o gal mūsų odos spalva skirtinga. Ir vis dėlto esame žmonės, susidedantys iš kūno ir sąmonės. Mūsų vienoda fizinė struktūra, kaip ir mūsų protas bei emocinė prigimtis. Sutinku žmonės ir visada jaučiuosi taip, tarsi susitikčiau kitą į save panašią būtybę. Tokiu lygmeniu man gerokai lengviau bendrauti su tais kitais žmonėmis. Jeigu mes pabrėžiame konkrečius ypatumus, tarkime tokius, kad aš esu tibetietis, budistas, tada mes aišku skirtingi. Vis dėlto šios savybės nėra pačios svarbiausios.
Palikus nuo šalyje skirtingumus, manau, mums lengviau bendrauti, keistis idėjomis, dalytis patirtimi. Tokiais žodžiais 1993 metais Dalai Lama pradėjo savaitės trukmės viešų paskaitų seriją Arizonoje. Rengtis jo vizitui Arizonoje buvo pradėta jau prieš 10 metų. Kaip tik tuo metu mes ir susitikome. Aš tada lankiausi Indijoje, Dharamšaloje. Buvau gavęs nedidelę mokslininko stipendiją, kad galėčiau susipažinti su tradicinė Tibeto medicina. Dharamšala – gražus, taikingas kaimas, prigludęs Himalajų papėdėje. Jau kone 40 metų jame įsikūrusi Tibeto vyriausybės tremtyje būstinė. Nuo tada, kai Dalai Lama kartu su 100 000 kitų tibetiečių pabėgo iš Tibeto, žvėriškai užgrobto kinų kariuomenės. Viešint Dharamšaloje man teko susipažinti su keliais Dalai Lamos šeimos nariais. Jie man ir padėjo suorganizuoti pirmąjį susitikimą su juo. 1993 metais viešose kalbose Dalai Lama šnekėjo, kaip svarbu vienam žmogui užmegzti ryšį su kitu. Kaip tik šis jo talentas labiausiai mane sužavėjo per pirmąjį mūsų pokalbį jo namuose 1982. Atrodo, kad jis apdovanotas ypatingų gebėjimų paskatinti pašnekovą visiškai atsipalaiduoti, greitai užmegzti paprastą ir tiesioginį saitą su kitu žmogumi. Pirmasis mūsų susitikimas truko apie 45 minutės ir aš kaip didžiuma klausytojų išėjau iš jo pakilios nuotaikos, susidaręs įspūdį, kad ką tik sutikau tikrai didį žmogų. Per kelerius vėlesnius metus, glaudžiau bendraudama su Dalai Lama, pamažu įvertinau ir daugelį unikalių jo savybių. Jis yra apdovanotas skvarbiu protu, bet be jokio dirbtinumo, gera širdimi, bet be polinkio į perdėtą sentimentalumą, nuostabiu humoro jausmu, bet be lengvabūdiškumo. Ir kaip daugelis jau pastebėjo, gebėjimu įkvėpti, bet neįbauginti. Ilgainiui įsitikinau, kad Dalai Lama gyvenime pasiekė tokią savirealizaciją ir tokį ramybės jausmą, kokie nebūdingi jokiam kitam žmogui. Nusprendžiau išsiaiškinti tuos principus, kurie jam padėjo susikurti tokias nuostatas. Nors Dalai Lama yra budistų vienuolis, visą gyvenimą lavinęsis pagal budizmo principus ir juos studijavęs, ėmiau svarstyti, gal būtų įmanoma identifikuoti tokius jo įsitikinimus ir praktikas, kuriais galėtų pasinaudoti ir nebudistai, kuriuos būtų galima tiesiogiai pritaikyti mūsų gyvenime tam, kad paprasčiausiai pasijustume laimingesni, tvirtesni, jaustume mažiau baimės. Vėliau, susitikdamas su Dalai Lama per jo viešnagę Arizonoje ir tęsdamas mudviejų diskusijas jo namuose Indijoje, turėjau galimybių kur kas geriau susipažinti su jo pažiūromis. Mudviem šnekučiuojantis, netrukau išsiaiškinti, jog abiem teks įveikti šiokias tokias kliūtis, kad suderintume skirtingus požiūrius. Jo budistų vienuolio, o mano vakariečių psichiatro. Pavyzdžiui, vieną pirmųjų mūsų sesijų aš pradėjau pasakojimu apie kai kurias įprastinės žmonių problemas, pailiustruodamas jas ligomis savo pacientų istorijomis. Apibūdinau pražūtingai besielgiančią moterį, nė neketinančią atsisakyti tokios elgsenos, nors ši tiesiog gadina jai gyvenimą. Paklausiau jo, ar įmanoma paaiškinti tokią elgseną, gal jis galėtų ką nors patarti. Ilgokai patylėjęs, pasvarstęs, jis paprasčiausiai pasakė, aš nežinau, ir truktelėjęs pečiais geraširdiškai nusijuokė. Pastebėjęs, kad nesulaukdamas konkretesnio atsakymo, aš nustebau ir nusivyliau. Dalai Lama tarė, kartais sunku suprasti, kodėl žmonės daro vienaip, o ne kitaip. Dažniausiai to neįmanoma paaiškinti. Žmogaus sąmonė tokia sudėtinga, kad net įsigilinus į individualaus gyvenimo detalės, itin sunku suprasti, kas ir kaip joje vyksta. Pamaniau, kad jis vengia atsakyti. Vis dėlto mano, kaip psichiatro, užduotis išsiaiškinti,
kodėl žmonės daro vienaip, o ne kitaip. Ir jis dar kartą pratrūko juoku. Daugeliui žmonių, atrodančių tokiu nepaprastu, juoku prisotintų humoro ir geros valios, nuoširdžiu, nedroviu, prasidedančiu giliu rezonansu, lengvai užkopiančiu kelias oktavas ir pasibaigiančiu aukšta malonumo gaida. Ko gero būtų itin sunku mėginti išsiaiškinti, kaip veikia 5 milijardų žmonių protai, tarė jis, tebesijuokdamas. Tai neįmanoma užduotis. Budistų požiūriu, konkretus įvykis ar situacija susideda iš gausybės veiksnių. Tiesą sakant, sykiu veikti gali tiek daug veiksnių, kad kartais iki galo taip ir neįmanoma suvokti, kas išties vyksta, bent jau tradicinė samprata. Pajutęs, kad imu jaustis nesmagiai, Dalai Lama pridūrė. Jei kalbėsime apie tai, kaip išsiaiškinti, iš kur kyla žmogaus problemos, reikia pasakyti, kad vakarų požiūris kai kuo skiriasi nuo budistinio požiūrio. Visi vakarietiški analizės būdai grindžiami stipria racionalistinė tendencija, vadovaujamasi prielaida, kad racionalumas viską paaiškins. Negana to, šią analizę riboja tam tikros prielaidos, priimamos už gryną pinigą. Pavyzdžiui, visai neseniai susitikau su universitetinės medicinos mokyklos gydytojais, tvirtinančiais, kad mintys ir jausmai yra įvairių cheminių reakcijų ir pokyčių smegenyse rezultatas. Aš paklausiau, ar įmanoma įsivaizduoti atvirkštinę seką, kad mintys sukelia cheminius pokyčius smegenyse. Didžiausia viso šio pokalbio įdomybė buvo vieno mokslininko atsakymas. Anot jo, mes pradedame nuo prielaidos, kad visos mintys yra cheminių reakcijų smegenyse produktai arba funkcijos. Betgi tai sąstingis. Tai nusistatymas nieko gyvų nesuabejoti savo mąstymo būdu. Patylėjęs jis kalbėjo toliau. Sakyčiau, šiuolaikinėje vakarų visuomenėje kultūros poveikis asmeniui pernelyg grindžiamas mokslu. Vis dėlto, kai kuriais atvejais vakarų mokslo suformuluotos pamatinės prielaidos ir kriterijai gali riboti gebėjimą apriepti tam tikrus realybės aspektus. Pavyzdžiui, jūs riboja įsitikinimas, kad viską galima paaiškinti vieno gyvenimo trukme. Tokį įsitikinimą dar derinate su samprata, kad viskas turi būti paaiškinama, už viską atsiskaitoma. O kai susiduriate su reiškiniais, kurių paaiškinti neįstengiate, kyla įtampa, kartais tokia didelė, kad ima panašėti į agoniją. Nors ir suvokdamas, kad jo žodžiuose esama tiesos, iš pradžių negalėjau su tuo sutikti. Na, kai vakarų psichologija susiduria su tokiu žmogaus elgesiu, kokio iš paviršiaus paaiškinti neįmanoma, esama tam tikrų technikų, kuriomis galima išsiaiškinti, kas iš tiesų vyksta. Pavyzdžiui, svarbu vaidmenį vaidina nesąmoningumo arba sąmonės kaip psichikos dalies idėja. Mūsų įsitikinimu kartais elgsena gali būti nulemta tokių psichologinių procesų, kokių sąmoningai nesuvokiame. Tarkime, žmogus vienaip elgiasi dėl to, kad nenori sąmoningai suvokti giliai savyje slypinčios baimės. Žmogaus elgesį, jam to nenutuokiant, gali motyvuoti troškimas neleisti šiai baimiai iškilti į sąmoningą lygmenį, kad nereikėtų kautis su įkandin jos sekančiu nerimu. Truputį pamąstęs Dalai Lama atsakė, budizme esama sampratos apie tam tikrų rūšių patirties polinkius ir pėdsakus paliekamus sąmonėje. Tai šiek tiek panašu į vakarietiškos psichologijos nesąmoningumo sampratą. Pavyzdžiui, gal anksčiau jūsų gyvenime buvo koks įvykis, palikęs sąmonėje itin gilų pėdsaką, bet užmirštas ir tik vėliau galys paveikti jūsų elgesį. Tai visiškai atitinka minėtąją nesąmoningumo sampratą, nes kaip tik tų paliktų pėdsakų sąmoningai galime nė nesuvokti. Kad ir kaip ten būtų, manau, jog budizmas galėtų įimti daugelį veiksnių, kuriuos pasiūlytų vakariečiai teoretikai, bet pridurtų ir papildomų. Pavyzdžiui, sąlygojimo ir ankstesnių gyvenimo pėdsakų sampratą. Tačiau manyčiau, kad vakarų psichologijai, besiaiškinančiai, iš kur kyla individo problemos,
būdingas polinkis pernelyg pabrėžti nesąmoningumo lygmens vaidmenį. Tai veikiausiai nulemta kai kurių pamatinių prielaidų, nuo kurių pradeda vakarų filosofija. Tarkime, ji atmeta idėją, kad tokie pėdsakai perduodami iš ankstesnių gyvenimų. Drauge daroma prielaida, kad visą būtina paaiškinti neišeinant už šio dabartinio gyvenimo ribų. Jei negalima paaiškinti, kas nulemia konkretų elgesį arba sukelia problemas, paprastai linkstama tai priskirti nesąmoningumo sričiai. Tai šiek tiek panašu į situaciją, kai tarkime, ką nors pametame ir nusprendžiame, kad tai yra čia pat, kambaryje. Taip nuspręsdami, apribojate savo kriterijus, neleidžiate savo daryti prielaidos, kad ieškomasis daiktas gali būti kitur, pavyzdžiui, ne šiame, o kitame kambaryje. Nieko nerandate, bet nesiliaujate ieškoti toliau tardami, kad jis pasimetė šiame pat kambaryje. Vos sumanęs šią knygą, įsivaizdavau ją būsiant tradicinės struktūros, kaip daugelis kitų savipagalbos knygų. Dalai Lama galėtų aiškiai ir tiksliai pateikti gyvenimo problemų sprendimus. Man atrodė, kad pasitelkęs savąjį psichiatro išsilavinimą, galėčiau susisteminti jo nuostatas į rinkinį paprastų, lengvų patarimų, kaip gyventi kasdienį gyvenimą. Mūsų susitikimas artėjant į pabaigą šio sumanymo atsisakiau. Apsisprendžiau, kad tokia knygos struktūra, kokia dabar yra, apima daug platesnę ir sudėtingesnę paradigmą, apriepia visus niuansus, visą gyvenimo siūlomą gausą ir sudėtingumą. Pamažu suvokiau, kad visiems mūsų su Dalai Lama pokalbėms būdingas vienas motyvas – vilties gaida. Mano pašnekovo viltis grindžiama tikėjimu, kad atrasti tikrą, ilgai trunkančią laimę nelengva ir vis dėlto įmanoma. Dalai Lamos metodas paremtas pamatinėmis nuostatomis, nulemiančiomis visus jo veiksmus. Tai tikėjimas prigimtiniu žmogaus švelnumu ir gerumu, atjautos svarba, gerumo politika, tapatinamasis su kiekviena gyva būtybe. Dalai Lamai dėstant mintis, darėsi vis aiškiau, kad jo įsitikinimai nėra grindžiami aklu tikėjimu ar religinė dogma, veikiau blaivia išmintimi ir netarpiška patirtimi. Jo žmogaus proto ir elgsenos samprata paremta viso gyvenimo studijomis. Jo pažiūros savo šaknimis siekia 2,5 tūkstantmečio senumo tradiciją, nors ir tramdoma sveiko proto bei subtilaus šiuolaikinių problemų supratimo. Dėmesį šiuolaikiniams klausimams be abejonės skatina unikali jo padėtis pasaulyje. Tai dėl jos Dalai Lama galėjo daug kartų apkeliauti pasaulį, susipažinti su įvairiausiomis kultūromis, su daugybė žmonių, atstovaujančių visiems socialiniams sluoksniams, pasidalyti idėjomis su geriausiais mokslininkais, religijos ir politiniais vadovais. Tai dėl jos jis išsiugdė ne tik išmintingą, bet ir optimistišką bei realistinį požiūrį į žmonių problemas. Šioje knygoje stengiuosi perteikti Dalai Lamos požiūrį į vakarų auditorijai. Sykiu siūlau ir nemažai fragmentų iš jo viešų paskaitų visuomeniai ir mūsų asmeninių pokalbių. Siekdamas tesėti pažadą pateikti tokią medžiagą, kokia lengviausiai pritaikoma kasdienėme mūsų gyvenime, nusprendžiau sutrumpinti kai kurias mudviejų su Dalai Lama diskusijų dalis, ypač tas, kuriuose jis kalba apie filosofinius Tibeto budizmo aspektus. Dalai Lama jau yra parašęs ne vieną puikią knygą apie atskirus budizmo sampratos aspektus. Svarbiausių jų pavadinimai pateikiami šios knygos pabaigoje. Norintiems geriau susipažinti su Tibeto budizmu, šios knygos tikrai pravers. Pirma dalis. Gyvenimo tikslas. Pirmas skyrius. Teisė į laimę. Esu įsitikinęs, kad svarbiausia mūsų gyvenime siekti laimės. Tai akivaizdu. Ar išpažįstame kokią religiją ar ne, ar tikime vieną religiją ar kitą, mes visi siekiame ko nors geresnio. Tad manau, mūsų gyvenimas savaime rieda į laimę. Tokiais žodžiais, skirtais gausiai Arizonos auditorijai,
Dalai Lama nusakė pačią savo mokymo esmę. Vis dėlto jo tvirtinimas, kad gyvenimo tikslas yra laimė, privertė mane sudvejoti. Vėliau visiems išsiskirsčius pateikiau savo klausimą. Ar jūs pats laimingas? Taip, atsakė jis. Patylėjo, tada pridūrė. Taip, be abejo. Balse išgirdau tylų nuoširdumą, neleidžiantį abejoti. Šis nuoširdumas sklido ir iš veido išraiškos bei akių. Ar daugeliui mūsų siekti laimės realu, paklausiau. Ar iš tiesų įmanoma būti laimingam? Taip, aš tikiu, kad galime būti laimingi, lavindami protą. Kaip žmogus apskritai negalėjau neatsiliepti į laimės kaip pasiekiamo tikslo idėją. Vis dėlto dirbdamas psichiatru, jau vilkau sunkią naštą įsitikinimų, kuriuos taikliai išreiškia, tarkime, toks Freudo tvirtinimas. Galėčiau teigti, kad ketinimas padaryti žmogų laimingą nebuvo įtrauktas į pasaulio sukūrimo planą. Tokios mintys ne vieną mano profesijos atstovą pastumėjo prieiti prie niaurios išvaidos, kad daugiausia, ko galėtume tikėtis, tai transformuoti isterišką nelaimingumą į paprastą jausmą, kad esi nelaimingas. Todėl teiginys, kad esama aiškiai nužymėto kelio į laimę, atrodė gerokai radikalus. Nuo tada, kai įgijau psichiatro išsilavinimą, beveik neprisimenu, kad būčiau girdėjęs minint laimę, bent kaip vieną iš psichoterapijos siekinių. Žinoma, nestigo kalbų, kaip palengvinti paciento depresijos ar nerimo simptomus, išspręsti vidinį konfliktą ar pašalinti bendravimo sutrikimus. Tik niekada nebuvo aiškiai apibrėžtas tikslas – tapti laimingam. Vakaruose tikrosios laimės samprata visada atrodė nevykusiai apibrėžta, neapčiuopiama, nesuvokiama. Net žodis laimingas, happy, tai yra islandų kalbos žodžio hep, reiškiančio sėkmę ar gerą progą vedinys. Atrodo, daugelis mūsų pritarė tokiai paslaptingos laimės prigimties sampratai. Tomis džiaugsmingomis akimirkomis, kurias mums teikia gyvenimas, laimė atrodo tarsi kas netikėta. Mano vakariečio protas tiesiog nepajėgus suprasti, kaip laimę galėtum išsiugdyti ir puoselėti paprasčiausiai lavindamas protą. Man išreiškus tokį prieštaravimą, Dalai Lama suskubo aiškinti. Kalbėdamas apie proto lavinimą šiame kontekste, apibūdinu protą ne vien kaip žmogaus kognityvinį gebėjimą ar intelektą, veikiau vartoju šį terminą kaip tibetietišką žodį sem, turintį daug platesnę prasmę, artimesnę psichikai ir dvasiai. Man ši sąvoka apima intelektą ir jausmą, širdį ir protą. Ugdydamiesi tam tikrą vidinę drausmę, galime patirti ir visų savo vertybinių nuostatų, pasaulėvokos apskritai bei požiūrio į gyvenimą transformaciją. Jei kalbėsime apie vidinę drausmę, tai aišku, gali reikšti daug dalykų, daugelį metodų, bet kalbėdami apskritai dažniausiai įvardyjame tuos veiksnius, kurie veda į laimę ir tuos, kurie verčia kentėti. Tai atlikę, imamės pamažu šalinti verčiančius kentėti ir puoselėjame vedančius į laimę veiksnius. Kito kelio nėra. Dalai Lama tvirtina, radęs asmeninės laimės natą. Per tą savaitės viešnagę Arizonoje dažnai matydavau, kaip asmeninė jo laimė virsta paprastu pasiryžimu atsigręžti į kitus, siekti artumo ir geros valios dvasios net trumpiausio susitikimo metu. Vieną rytą po paskaitos, prieš grįždamas į viešbutį, Dalai Lama vaikštinėjo grįstame kiemelyje, apsuptas įprastos palydos. Pastebėjęs, kad viena iš viešbučio tvarkytojų stabtelėjo prie lifto, jis jos paklausė, iš kur tu. Akimirką moteris tarsi nustebo prakalbinta užsieniečio rusvos spalvos drabužiais. Ją sutrikdė ir pagarbus lydėtojų nusiteikimas. Šyptelėjusi, ji droviai pasisakė esanti iš Meksikos. Dalai Lama trumpai stabtelėjo, su ja pasišnekučiuoti, tada nužingsniavo toliau, o moteris liko nuoširdžiai susijaudinusi ir palaiminta.
Kitą rytą, tuo pat metu moteris pasirodė toje pačioje vietoje, su kita viešbučio tvarkytoja. Ir Dalai Lama, žengiant į liftą, abi širdingai jį pasveikino. Sąveika buvo trumpa, bet abi moterys grįždamos prie darbo atrodė nušvitusios iš laimės. Kasdien toje pačioje vietoje ir tuo pat metu ten ėmė telktis vis daugiau viešbučio darbuotojų, kol pagaliau baigiantis savaitai jo laukdavo tuzinai viešbučio kambarinių tvarkingomis, pilkšvai baltomis uniformomis, išsirikiavusių į eilutę, besidriekiančią visų taku iki lifto. Laiko šiame gyvenime mums skirta nedaug. Tarkime, ir šią akimirką daug tūkstančių žmonių ateina į pasaulį, bet kai kuriems jų skirta gyventi vos kelias dienas ar savaitės, o paskui būti paskirtiems ligos ar kitokios nelaimės. Kitiems lemta sulankti amžiaus ribos, gal net žingtelėti už jos ir gyvenime patirti viską – pergalės džiaugsmą, neviltį, neapykantą, meilę. Kiek mums skirta nežinome, vis dėlto, ar gyventume dieną ar šimtmetį, svarbiausias klausimas vis tas pats – koks mūsų gyvenimo tikslas? Kas teikia mūsų gyvenimui prasmę? Mūsų egzistencijos tikslas – siekti laimės. Tai atrodytų savaime suprantama. Šiai idėjai pritarė vakarų mąstytojai nuo Aristotelio iki Viljamo Džeimso. Tik ar gyvenimas paremtas asmeninės laimės siekiu? Pačia savo prigimtimi nėra egoistiškas, gal tai pataikavimas savo? Nebūtinai. Ne viena apklausa rodo, kad nelaimingi žmonės linkę labiau susitelkti į save. Jie dažniau atsiriboja nuo visuomenės, yra nugrimzdę į apmąstymus, net kupini priešiškumo. Laimingi žmonės priešingai, paprastai pasirodo esantys visuomeniški, paslankus, kūrybingi. Jiems daug lengviau pakelti kasdienio gyvenimo nesėkmes negu nelaimingiesiems. Ir svarbiausia, mylėti ar atleisti jie pajėgia daug labiau negu nelaimingieji. Tyrėjai sukūrė gana įdomių eksperimentavimo būdų ir šie rodo, jog laimingi asmenys pasižymi ypatingu atvirumu, pasirengimu pastebėti kitus žmones ir jiems padėti. Pavyzdžiui, eksperimentuotojai paskatina tiriamąjį objektą pasijusti laimingą, parengdami eksperimento situaciją taip, kad tiriamasis, tarkime, telefono būdelėje netikėtai rastų pinigų. Vienas eksperimento dalyvių, apsimesdamas nepažįstamuoju, praeina pro šalį ir netikėtai išbarsto ant žemės krūvą popierių. Tyrėjus domina, ar tiriamasis sustos padėti nepažįstamajam. Pagal kitą scenarijų, eksperimento objekto nuotaika pagerinama komedijos garso įrašu, o paskui prie jo prisiartina asmuo, kitas eksperimento dalyvis ir prašo paskolinti pinigų. Tyrėjai nustatė, kad besijaučiantys laimingi objektai labiau linkę padėti ar paskolinti pinigų negu kontrolinė grupė, tie, kuriems suteikiama tokia pat galimybė padėti, bet jų nuotaika iš anksto niekaip nepagerinama. Nors šie eksperimentai iš esmės paneigia nuostatą, kad asmeninės laimės siekimas kažin kokiu būdu skatina egoizmą bei susitelkimą į save, savo kasdienio gyvenimo laboratorijoje tokį eksperimentą galime atlikti ir patys. Tarkime, įstringame transporto kamštyje. Po 20 minučių mašinų srautas pagaliau pajuda, gedulo eisenai deramų greičiu. Kitame automobilyje matote, kad dama jums rodo norinti įvažiuoti į eismo juostą pirma jūsų. Jei jūsų nuotaika gera, veikiausiai sulėtinsite greitį ir mostelėsite jai važiuoti pirmai. Jei jūsų ūpas sumautas, ko gero tiesiog spustelėsite greičio pedalą ir nepaliksite nė plyšelio. Juk aš visą šį laiką čia įstrigęs, kodėl kiti negali palaukti? Taigi, pradėti reikėtų nuo esminės prielaidos, kad siekti laimės yra mūsų gyvenimo tikslas. Imdamiesi apibrėžti veiksnius, vedančius į laimingesnį gyvenimą, pamatysime, kad laimės siekimas pagerina ne tik paties siekiančiojo, bet ir jo šeimos, net visuomenės plačiąją prasmę gyvenime. Įgarsino Mahajana akademija.